Labas rytas, šiandien aš važiuoju į Ras Mohamedo nacionalinį parką. Tai parkas garsėja savo koraliniu rifu, viena iš pagrindinių vietų aplink Šarm el Šeichą, kur galima tiek giluminį, tiek paviršinį nardymą pabandyti. Čia prieš ekskursiją užvežė įsinuomoti įrangą, tai aš pasiėmiau tik tai kaukę. Galima lastas dar čia įsinuomoti, liemenės, viskas po $4. Žemėlapį Ras Mohamedo parkas gaunasi šiek tiek piečiau nuo Šarm el Šeicho, tai va čia netoli nuo miesto apie 5 km tik tai randasi. Ir čia daugmaž parodytos vietos, kur mes stosime. Ne tik sustojimas paviršiniam nardymui, bet ir bus šiek tiek pažintinės dalies. Sustojimas, eisim snorkelinti. Šiek tiek vėjuota, todėl šilta nebus, bet reikia išbandyti. Esam dykumoje, civilizacijos aplinkui nėra visai. Ką, pasnorkelinimo šiek tiek. Šiaip koralas neblogas, visai atrodo daug gražių spalvotų žuvyčių, bet dvi išvados. Pirma, sausio mėnuo tikrai ne pats geriausias metas paviršiniam nardymui. Šaltas vanduo. Kitas dalykas, reikalinga gera kaukė. Čia ta nuomota už $4, nežinau. Ar aš jos tiesiog nemokėjau gerai užsidėti, bet vanduo praleidžia ir ilgai nepanardysi su ja. Dabar einam į sekančią žymią vietą, Druskos ežeras. Čia kaip dažnai būna su legendom, tai sako, kad šitas ežeras pildo norus, tai liepia visiems po vieną norą sugalvoti. Gražia ežero spalva. Ir čia yra apžvalgos aikštelė. Galima pakelti ant kalno, pasigražėti panoramą. Einam dabar pakelsim ant kalno. Įdomu, koks vaizdas. Labai graži panorama. Vėjuota, turbūt girdisi video. Tokie nežemiški vaizdai. 360 laipsnių panoramai. Čia matosi, kad būna potvyniai atoslūgiai. Tiesiog galima pasižiūrėti, vanduo praktiškai būna iki kelio, ten kur stovi mikroautobusai. Tik dabar nusėdę. Apačioje matome mangrovio medžius. Tai kiek žinau, vieninteliai medžiai, kurie gali augti sūriame vandenyje. Nu ką, eisim iššoksim į Norų ežerą. Norų yra ne vienas ir ne du.
Sekantis sustojimas yra vieta, kur įtrūko žemė po žemės drebėjimo. Kaip gidas pasakojo, tai buvo 1968 metais. Va, kaip čia atrodo tas įtrūkimas. Vietoj matau dabar. Jis nėra didelis, kaip mato čia, kokiu, nežinau, 20 metrų, gal šiek tiek daugiau gaunasi. Nežinau, kiek teisybės, bet čia kažkas sakė, kad gylis 15 metrų to įtrūkimo viduje. Mūsų grupės pavadinimas šiandien Alibaba. Čia dažnai tai būna, žodžiu, duoda kažkokį pavadinimą ir tada šaukia atgal į autobusą. Alibaba, reikia grįžti į autobusą dabar. Per vieną sustojimą pakrovė medžiai. Prieš tai jie buvo tokie mažesni tame ežere, čia jau toks jau rimtesnis gaunasi jų miškas. Ir vandens spalva labai graži. Vėjas pučia smarkiai. Paskutinis sustojimas Alacho vartai. Pagal gidą statyti jie buvo 1989 metais. Anksčiau tai buvo įvažiavimas į Ras Mohamedo nacionalinį parką. Dabar tas parkas jau prasiplėtęs, tai įvažiavimas jau gaunasi kitoje vietoje. Šiaip kiek mačiau ir kiek žinau, tai praktiškai visos ekskursijų kompanijos daro pirmą sustojimą prie šito varto, bet pas mus buvo paskutinis prieš jau vykstant namo, tai taip sakyčiau, netgi gaunasi geriau, nes kai į priekį važiavom, tai matėsi daug čia autobusų, daug žmonių, o dabar yra tik tai mūsų kompanijos 2 autobusai. Tai visai geras sprendimas pasirodo. Labas vakaras, šiandien mes vyksime į Mozės kalną, paėmimas turėtų būti apie 8 valandą, tai laukiu, dar liko maždaug valanda laiko. Šiandien stebėtinai šiltas vakaras, net nepasakyčiau, kad džemperis būtų reikalingas, gal ir trumpom rankovėm būtų galima išgyventi, taip pastarieji vakarai jau būna visokie, reikia striukės, temperatūra gali būti vakare 16-17 šilumos ir dažnai būna vėjuota, todėl šiandien labai malonus oras ir reikia tikėtis, kad ir ant Mozės kalno nebus taip labai šalta. Mozės kalnas randasi grubiai 200 km nuo Šarm el Šeicho. Na ir kelionė šiaip turėtų užtrukti apie 3 valandas, bet tikėtina, kad bus pakeliui sustojimai, tai manau, plius minus per 4 valandas mes pasieksim tą pradinį kopimo tašką. Šiandien beje yra sausio 8 diena. Kaip atrodo pasirašymas, tai žinoma reikalinga striukė, turiu tokį pakankamai šiltą storą džemperį. Pasas reikalingas vykstant į Mozės kalną, sakė 2 kopijos reikalingos, powerbankas, ausinės. Čia turim šiek tiek falafelio sumuštinių, porą obuolių, porą apelsinų, šiek tiek saldumynų, Coca-Colos, skrandžiai ir šiaip energijai ir porą butelių vandens.
Žodžiu, paėmė mane 8 vakaro, dabar yra 9:20, tai mes vis dar Šarm el Šeiche, surinkinėjom kitus turistus, buvo sustojimų ir dabar sustojom degaliniai laukti dar 20 minučių, sakė, leidimų policijos ar kažko tokio ir 9:40 turėtumėm pajudėti su konvojum. Tai va, nusiteikit, kas važiuosit, kad jeigu paėmimas 8 valandą, tarkim, tai nebus viskas taip greitai. Dar kokių porą valandų galite maltis po miestą ir laukti konvojaus. Važiuojam tokio didelio autobusu. Autobusas praktiškai pilnas, tai 50 žmonių grubiai. Kol laukiam, galim kuro kainas pastudijuoti. Jos tikrai nekanda. Tai 1,52 € svarai, tai kaip matot, kuro kaina tiek dizelio, tiek benzino, na grubiai 30 kažkeli centai. Beje, šiuo metu temperatūra Šarm el Šeiche 18 laipsnių, Jetiminė irgi 18 laipsnių. 50 steps. You have to climb and descend slowly, please. After watching sunrise it will be at 6:40. After watching sunrise, we'll descend and we'll be met there in front. Be 15:11, pirmas sustojimas už Šarm el Šeicho ribų, 20 minučių, nueiti į tualetą, atsigerti arbatos, kavos, nusipirkti užkandžių. Čia va tokia prekybinė vieta, yra ir rūbų, suvenyrų, ne tik tai maistas, užkandžiai ir gėrimai. Čia va galima pasižiūrėti žemėlapį Sinajaus pusiasalio, tai mes buvom Šarm el Šeiche, apačioj ir dabar važiuojame į viršų, esame grubiai čia va šitoje vietoje prie Dahabo, o vienuolynas, Šventosios Katerinos vienuolynas ir Mozės kalnas turi būti kažkur va čia va šitoje vietoje, plius minus. Žemėlapį radau ir Mozės kalną. Kilsim į beveik 2 km 300 metrų aukštį. Dabar po 1:15 jau atvykom netoli Mozės kalno, iki jo dar liko 4 km ir dabar čia bus sustojimas ikonų galerijoje. Esame Šventosios Katerinos mieste, beje, kaip gidas sakė, tai yra aukščiausias miestas Egipte, kuris randasi 1,5 kilometro aukštyje ir dabar temperatūra 8 laipsniai. Jaučias, kad tikrai atšalo lyginant su pakrantė. Nu, čia kaip dažnai būna. Visi autobusai ir eina į parduotuvę. Be 15:02 gavom žibintuvėlius, bus paprasčiau eiti ir pradėsim savo kopimą į Mozės kalną. Mašinų daug, daugelis jau atvažiavę. Padeda žibintuvėliai visgi. Ir ten šiek tiek toliau matosi yra Šventosios Katerinos vienuolynas. Į vienuolyną mes turėtumėm užeiti jau nulipę nuo Mozės kalno. Sakė, kad 9 ryto atsidaro. Čia jau prekeivių daug, kas pončą siūlo, kas pirštinės ir panašiai. Не надо шапка. Спасибо. Не, пончо не надо, спасибо. Nusipirkom visgi pirštinės, paprašė 2 eurų už jas. Kepurės dar ten siūlo ir visą ką, bet kepurės gal nereikia, nes yra kapišonas. Čia dabar visi stovim, laukia patikra, kuprinės turi tikrint. Kiek sakė, negalim alkoholio, narkotikų, aštrių kažkokių daiktų kaip peilio. Tai visus čia turi patikrinti prieš lipant į kalną. Nu ką, 2 valanda nakties, netrukus pradėsim. Čia kažkiek takas apšviestas. Turim žibintuvėlį, nusipirktas pirštinės, kaip ir pasiruošę lipimui. Žmonių nemažai.
Kiek teko girdėti, jeigu kažkam pritrūktų jėgų, tai yra kupranugariai. Dėl kainų nepasakysiu, bet teko matyti, kad už $15–20 jie gali didžiąją dalį tako nunešti. Čia, kaip suprantu, mūsų vedliai bus bedainai. Три проводника, они будут с вами. Башар, Ахмед, окей? Отсюда до вершины горы 7 километров по тропинке. И тоже по дороге будет много-много остановок, каждые полчаса можно отдыхать немножко, без горячей, холодной напитки. А также до достижения вершины горы там есть 750 ступенек, надо подняться, спускаться потихоньку, пожалуйста. Восход солнца. Žodžiu, gavom 3 lydinčius beduinus, tai jie lydės mus į kalną. Sakė, paskutinis etapas bus 750 laiptelių ir saulėtekis turėtų būti 6:40. Dabar yra daugmaž po 2:15. Nu va, ėjom apie 10 minučių. Prieinam Šventosios Katerinos vienuolyną, vieną iš seniausių pasaulyje nuolatos veikiančių, bet mes jį apžiūrėsime jau ryte. Dabar yra įdomesnių tikslų. Čia va, tako pradžiai siūlo jau kupranugarius. Dėl kainų niekas neklausė, tai negaliu pasakyti, bet pasirinkimų jau yra. Nu, takas kol kas, kaip sakyt, pakankamai lygus. Kažkokių labai sunkumų nėra. Eini tiesiog tokiu pusiau asfaltuotu takeliu. O, kupranugaris. Dar vienas. Papuolėm į karavaną kupranugario. Tenka dalintis taku. Aišku, yra atitinkami kvapai nuo jų, kai kurių eina. Ne visi higienos laikos, bet ką darysi. Išgyvensim. Nu ką, pradėjus lipti ir visai šilta pasidarė. Jau net ir striukė teko atsisekti. Šiaip galiu pasakyti šiek tiek, jaučias galvos skausmas, čia gal turbūt susijęs su kalnų liga, nes va, pradėjom lipti 1,5 kilometro aukštyje ir lipsim daugmaž iki 2-3, tai jaučiasi šiek tiek tas aukštis. Kol kas takas tiesiog palaipsniui kyla, nieko ypatingo, per daug jėgų nereikalauja, bet taip einam aukštyn po truputį. 15 minučių ir jau šiek tiek pakylam. Vienuolynas ten, kur šiek tiek apšviesta. Už kokio gero pusvalandžio būna pirmas sustojimas. Čia va gali žmonės pailsėti. Daugiau nežinau, kas ten yra. Žmonių daug. Kas ištrokšite, yra parduotuvė. Galima vandens įsigyti. Turėtų būti ir arbatos, kavos, kažkokių tai užkandžių, sneksų. Kas nori sušilti, tokia. Ką jau po 4:20 panašiai, lipasi lengvai. Gera kompanija papuolė, yra su kuo pašnekėti, tiesiog eini šneki ir tas laikas labai greitai eina. Labiau jau į pabaigą lipimą prasideda laiptelė, kiek sakė, 750 laiptelių laukia, tai va. Aukštyn, aukštyn, aukštyn. Čia sako, viena iš sunkiausių dalių viso kopimo bus. Šiek tiek paprakaituosim, kaip suprantu. Pasižiūrėkit, žmonės visi apačioj. Nu, lipimas status pakankamai. Tai čia jau reikalaus jėgų. Šitaip atrodo paskutinis sustojimas. Dabar yra po 5:10 ir iki pakilimo nebedaug liko, tai sakė, be 6 net neapsimoka ir be 6 valandų ryto, nes tiesiog ten šalta, nėra nei kavos, kur išgerti, nei nieko. O čia yra kavinė, galima arbatos, kavos, karšto šokolado. Prieš paskutinį etapą išgersim karšto šokolado. Po $2 prašau už kavą, arbatą, karštą šokoladą.
No sugar? No sugar. What do you think we have is sweet? Šitaip atrodo paskutinis tas etapas, kur dar yra šiokia tokia infrastruktūra, paskutinė kavinė. Ir iki kalno lipti, nežinau, kiek vietiniai čia pasako, apie 3-4 minutės ir paskutinis 100 laiptelių. Ir kol kas dar sako, kol kas dar neverta skubėti, nes saulėtekis 6:40, dabar yra 5:30. Nes per anksti nuėjus tiesiog nebus ką veikti ir ten vėjuota, šalta ir panašiai. Čia va galima ir plėdus įsinuomot, žmonės nuomojasi. Taigi, lipome iki čia, iki paskutinės kavinės apie 3 valandas. Didžioji dalis kelio pakankamai lengvas takas, šiek toks tik tai yra pakilimas, bet paskutinė dalis tai jau pakankamai nelengva. Ten iš viso 750 laiptelių, kiek sakė vietiniai, 650 mes jau įveikėm ir liko paskutinis 100, tai jau ten tie laipteliai yra pakankamai status ir sudėtingi. O šiaip kas liečia pačią infrastruktūrą, tai turbūt kas 10-15 minučių rasite kavinę, kur galima atsigerti arbatos, kavos, nusipirkti užkandžių. Todėl vis tiek, kaip sakyti, čia turistinė vieta, tai yra paruošta. Tokie kaip šokoladukai, kava, arbata, viskas po $2 jie prašo. Pradžiai buvo kupranugarių, siūlė su kupranugariais, kas nori, kad pakeltų į viršų. Kainos buvo apie $20, bet manau, čia dar negalutinė kaina, tai turbūt už tarp $10-15 galima nusiderėti. Tai va, šiaip daugeliu įveikiama, tik tai nepatarčiau tiem, kam yra kažkokios problemos su nugara, keliais, kojom, kas nėra fiziškai toks ištvermingas, bet nereikia čia būti kažkokio tai supermeno, stipruoliu, kad užlipti, lipa ir vyresni žmonės. Čia mačiau yra autobuse ir šeimos su pakankamai nedideliais vaikais, tokiais apie 10 metų, tai lipa, užlipa. O šiaip dar įsivaizdavau, kad bus vėsiau, nes einant tai tikrai nebuvo šalta, vietom netgi pakankamai šiltoka buvo, o dabar jau prieš patį viršų jau prasidėjo vėjuota, bet manau įveikiama, netrukus bus ir saulėtekis už geros valandas, taip kad sušilsim tada jau tikrai. Nu ką, tikslas pasiektas. Nelabai čia dabar matosi, bet jau žmonės laukia saulėtekio ir iki jo liko apie 55 minutės, jau danguje matosi spalvas, tai turėtų būti labai gražu ir įspūdinga. Daugėjo spalvų, atsiranda vaizdas, užsiėmėm šiaip geras vietas, stovim čia ant tokių laiptelių. Kairiai pusėje yra graikų ortodoksų bažnyčia, o į kitą pusę pažvelgus yra mečetė. Ten mečetė tokia nedidelė. Ir va, kaip gražu. Šį kartą mums labai pasisekė, nes nėra vėjo. Mums pasisekė, o tiem, kad siūlo plėdus, tai visiškai nenuskyla. Plėdo nieks neima, nors ir jie $2 tik tai kainuoja pakankamai nedidelę sumą, tai niekam nereikalingi, nebent kažkas pasiėmė, kas norėjo atsisėsti ant žemės, tiesiog kad šilčiau būtų. Prašvitus iš vis atrodo, kaip kitoj planetoje atsidūrė kažkokia Narnija, Marsas ar Mėnulis ar kas čia. Klausim, ar galima eiti šitą graikų ortodoksų bažnyčią, tai sakė ne, užrakinta. Ir va, yra bandančių, bet nesėkmingai. Čia juokinga, pardavinėja akmenis. Tų akmenų gali tokie prisirinkti panašių. Įdomus biznis. Ką, bando lysti saulę, bet
Pro debesis matas, kad ne taip bei paprasta. O, super, super. Čia, kad įsivaizduotumėt, kiek žmonių. Nesuskaičiuosiu visų, bet manau, porą šimtų turėtų būti čia aplinkui, pasitinkant saulėtekį. Leidimas žemyn žymiai įspūdingesnis. Kaip gražu čia. Nu, kita planeta konkrečiai, Marsas. Beje, čia Sinajaus kalnuose yra aukščiausias Egipto kalnas, vadinasi Šventosios Katerinos. Jo aukštis grubiai 2600 metrų, o Mozės kalnas buvo 2300 metrų. Čia labai gerai matosi takas, kaip eina. Nusileidus kokias 45 minutės žemyn jau darosi karšta, nebereikia nei striukių. Džempas dar visgi reikalingas, bet iš bėdos ar trumpom rankovėm jau būtų galima eiti, saulė šviečia. Gera, kai vėl nebešalta. Nu ką, iki tako galo nebedaug liko, matosi jau Šventosios Katerinos vienuolynas. Vienas iš seniausių pastoviai veikiančių vienuolynų, berods nuo 5 amžiaus mūsų eros jau veikia. Ir leistis užtruko grubiai apie 1,5 valandos, gal 1:40 labiau. Takas žemyn lengvas, o nemažą laiko dalį eina toksai takas, tiesiog leidžiamas žemyn. Nors pradžiai buvo laiptai, bet kaip bebūtų palyginus su tuo, kad teko veikti į pirmą pusę, tai čia jau lengvas pasivaikščiojimas ir vaizdai labai gražus. Да, получается. Vienuolynas iš išorės toks į fortą turi panašumą pagal tos tokius bokštus, pagal architektūrą. Nusileidus nuo Mozės kalno aplankomas Šventosios Katerinos vienuolynas. Pastatytas 6 mūsų eros amžiuje, tai yra seniausias vis dar veikiantis vienuolynas pasaulyje. Lankant vienuolyną jau jaučiasi nuovargis, todėl gydo žodžiai galvoje skamba maždaug taip. Bla 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 bla, Mozė, bla 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 bla, 40 metų Sinajaus dykumoje, bla 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 bla. O jei rimtai, taip pat slipimas į Mozės kalną ir saulėtekis buvo pagrindinis ekskursijos akcentas. Vienuolynas didelio įspūdžio nepalieka, teritorija pakankamai nedidelė, lankytojai gali aplankyti koplyčią, biblioteką, valgymo salę, virtuvę, kameras ir sodus. Visgi labiausiai kalbant apie vienuolyną sužavėjo vaizdas žvelgiant į jį iš viršaus. Pažiūrėjus į žmonės, tai tikrai galima pastebėti, kad daugelis nemiegoja visą naktį. Šviežių žmonių mažai čia šitam take. Ką tik grįžau į savo gyvenamą vietą. Dabar 2 valanda dienos, žinoma, nuovargis didžiulis. Autobuse pavyko pamiegoti gal kažkur apie valandą. Tai, kaip bebūtų, patirtis tikrai labai įdomi, išvargins, bet patiks ir, manau, atsiminsite visgi ilgam tokią patirtį.
Viena iš vietų, kurią tikrai būtina pamatyti atvykus į Šarm el Šeichą. Dabar ko noris, tai nusipraust į lovą ir dar kažką užkasti. Ir viskas. Šiandien planų jau jokių nebėra. Nedaug reikia iki pilnos laimės.